Viskas gerai. Gerai. Ja. Aš Neolife esu pakankamai trumpą laiką, 8-9 mėnesiai. Ir viskas prasidėjo tikrai seniau negu prieš 8 ar 9 ar 10 mėnesių. Dirbau labai daug valandų. Mažai miegi, daug darbo. Darbas per mėnesį, 250-230 valandų. Kada pavalgai, kada nepavalgai, tai kas greičiau šaltibarkščiai, fribulytės ar ten iš vis kažkoks vaisius. Ir pastebėjau, kad jau čia baigėsi vasara, jau aš noriu pailsėti, patostagauti. Išeinu atostogų, išleidžiu mane 2 savaitėm atostogų. Aš 2 savaitės guliu lovai, žiūriu televizorių, bet jau gyvenu kaime ir jau darbai nebevyksta. Nei svogūnai, nei pomidorai, nei šiltnamiai. Labai daug laiko jau skiriu savo, jau kažkas. Baigėsi atostogos, sugrįžtu į darbą, dirbu, susirgau, jei neklystu, turėjau temperatūros, prasirgau, viskas gerai, grįžtu į darbą. Vieną rytą pasijaučiu blogai, labai dideli gimdos skausmai ir maupstu, atsikeliu, esu vonioj, iškritusi, pareinu į kambarį, verkiu čia, oi čia nežinau kas įvyko, bet tai įvyko per metus jau 2 kartą. 2 kartą skambino šeimos daktarei, daktarė nežinau kas yra, čia sako gali būti epilepsijos priepuoliai tokia pradžia. Pasidaryti tyrimus, sako, gali būti kaip ir vitamino trūkumas. Padaro man ten tyrimus, trūksta labai vitamino D ir kalio. Gerai, nusiperkam čia vitamino D dideliom dozėm, ką ten 5000 ir 4, nežinau, iš vaistinės reikia gerti ir kalio. Nueinu į darbą, viskas dirbu ir darbe pasidaro blogai. Pasidaro darbe blogai, pradedu. Jaučiu, kad širdis plaka, jaučiu, to jau vėl iššalpsiu, atsisėdu. Direktorius sako, važiuok namo. Vyras atvažiuoja, parsiveža mane namo, tirpsta rankos, tirpsta galva, tirpsta kūnas, nesuprantu, kas vyksta. Ir vyksta tai, kad reikia kviestis greitai. Išsikviečiu greitai, atvažiuoja, greitoji mane patikrina. Pažiūri, sako, viskas gerai, spaudimas geras, viskas čia yra gerai, čia gal kažkoks nerimo ar kažkoks ten priepuoliukas. Suleidžiu raminamosius ir išvyksta. Jau dar išvykstant paklausiu, sakau, ar jeigu pasidarytų vėl taip pat blogai, ar galiu važiuoti į priėmimą. Taip, važiuok ir kaip ir nusiraminu, jeigu ką aš čia važiuosiu į priėmimą. Bet nieko, tas vakaras praeina. Ateina rytas ir didžiulė beprotiška baimė, kad tai gali kartotis. Jau į darbą nebeišeinu, sėdžiu namuose, biuletenis ir tai vyksta 2 savaitės. 2 savaitės guliu lovai, sugebu nueiti į tualetą, atsigerti vandens, ten kažką suvalgyti. Ir tai 2 savaitės. Aišku, į darbą šeimos daktarė visą tą situaciją sužino, siunčia galvos MRT daryti. Kas galvojau baisiausia, čia kažką ras, čia kažkas bus, bet pradedu skaitytis, pradedu domėtis, kodėl čia tokia ta vidinė baimė tiesiog, aš nemoku paaiškinti, tu nieko nenori, tu visko bijai, tu bijai važiuoti, išrašo daktarė Xanaxą, jeigu tau čia blogai. Stengiamės ir be tų vaistų, be tų Xanaxų mes ten gyventi. Aišku, reikia vaikus važiuoti į mokyklą parvežti, tai jau tu turi turėti Xanaxo, nes tau gali būti dabar čia priepuolis ir važiuojant mintys sukyla ir tu jau viską verti, ką tik gali, kad išgerti tą vaistuką. Padaro MRT, pareina atsakymai, nieko nėra. Jau čia einu pas vieną daktarą, pas kitą, sako, čia toks nerimo sutrikimas, gal panikos priepuoliai čia buvo, čia taip ir taip, viską. Atsiranda gyvenime mano viena iš eglių. Susitinkam ir kalbamės. Kas vyksta, kas taip, ir aš jau kokius 3 mėnesius, 4 prieš, toks pilvo skausmas kažkas ten man vyko, bet aš ten nelabai dar supratau, kas yra. Ir su Eglutė čia šnekam, sako, čia tau reikia gerųjų bakterijų,
gerti reikia omegos nerviniai sistemai, sako lūžta. Nu ir aš, pirmi mano dalykai, ką pasiėmiau, tai žinau omegos, gerasias bakterijas, magnį, ir nepamenu, ką daugiau, vitaminą D, ne? Ir vitaminą D. Nu, pradėjau gerti, bijojau, aišku, aš čia dideliom dozėm, ką čia, nu, bet geriu, aišku, tą, ką jau čia susakė, viską geriu ir atrodo po biškį kažkur kažkas po čiut gerėjama. Nu, po biškį gerėja ir tada jau mano mintis, ką reikia daryti. Tai reikia pas psichologą eiti. Nu, ką užsiregistruoju pas psichologą. Nueinu pas psichologą, išrašom, jau čia papasakoju iš savo visą tą istoriją, kaip čia man buvo, išrašom man cipraleksą. Išrašom cipraleksą ir aš jau jį 2 dienas gerti po 0,5, mažiau nei pusę, o jau 3 dieną gerti po pusę tabletytės. Nu ir geriu, ir čia gali būti pasisuks tau galva, ten taip ir taip. 2 dienas išgeriu, nusukasi ta galva, nu bet daktarė taip sakė. 3 dieną išgeriu pusę. Man buvo, prisimenu labai gerai, tą dieną buvo laisvadienis. Išvažiavau į miestą, parvažiuoju. Paleido man vidurius, pradėjau aš vemti. Mano regėjimas sutriko ant tiek, kad aš mačiau va tokį. Va tokiu vaizdu mačiau, šonų nieko nemačiau, sutriko kalba, aš nebepakalbėjau, gulėjau lovoj, nesuprantu, kas vyksta, atvažiavo svečių, aš nenueinu padaryti arbatos. Man ant tiek yra blogai, kad aš nenueinu padaryti žmogui arbatos. Viskas aišku, supratau, vaistukai nuimti, toliau geriam papildus. Ir aišku, po tų gerųjų 3 dienų aš suprantu, kad man dar ta didesnė baimė atsirado. Ne taip, kad tenais aš bijau, bet aš jau paniškai bijau. Mintys. Aš per tą visą laiką, nu, aišku, čia nevyko viskas dieną, bet aš numečiau labai daug kilogramų, 15 kilogramų numečiau. Baimės ir kas vyksta su galva, tai tikriausiai niekas nesupras, kas neturi nerimo ar panikos ten sutrikimų visų, nes tu negalvoji. Atrodo, kažkas už tave galvoja, kur tu net negalvoji. Kur tu bijai važiuoti, bijai eiti, bijai valgyti, apie darbą iš viso ten nueini darbą ir ten kvėpavimą savo darai, nes tu bijai dabar čia nukristi arba rytoj vėl nukristi ir visada viskas kartojasi, atrodo. Nu ir ką, geriu, aišku, susitikau ir kitą eglę, tada dar sako reikia ir tretau, reikia ir Q10, ir B grupės, nu aš čia prisipildžiu, tai aš ir magnį, nu daug. Šiai dienai aš geriu daug, bet jau buvo pagerėjimas, jau pavasarį, jau aš matau gerėja, pradėjau rašyti sąsiuvinius, kiekvieną dieną rašausi, kaip aš jaučiuosi, kokia savijauta ryte, kokia vakare, stebėsena, visą tą aš vykdausi jau čia, užsiimu visais tais reikalais. Nu, vasarą jau čia, vasarą aš jau nebesirašau, rugpjūčio, prieš rugpjūtį aš jau nebesirašau, nes aš jau žiūriu, kad man visos dienos 95-100, 95-100, 95-100. Nu ir ką, ir rugpjūčio gale aš susirgu covidu. Po covido jaučiu, nu pablogėjo. Ir viena iš eglučių sako, gerk daugiau tu ten vitamino D, gerk tu ten vitamino C daugiau, omegos pasididinti. Aš galvoju, tu visai aš čia neblogai jaučiuosi, ką aš čia dabar gersiu daugiau. Na ir ta situacija po biškį blogėja. Paskutinis taškas buvo, išgirdau negerą žinią apie save. Dirbau tą dieną darbę. Ir jaučiu, kad vyksta priepuolis, plaka širdis ir aš sakau, man reikia sėstis, nes aš to jau išalpsiu. Nu, atsisėdu, pasėdžiu, atsistoju, vėl einu dirbti. Aišku, išdirbau tą dieną, bet jau sunki ta diena. Jau direktorius sako, iki atostogų, čia iki atostogų, išeinu iš to atostogų. Nu ir kiekvieną dieną priepuoliukai tokie. Atrodo, tirpsta rankos, širdis čia plaka, muša, nu nežinau. Ir jau paskui eglė sako, dideliais kiekiais vitamino D, jeigu aš čia įrasiu, sako 25 gali gerti, kur aš gerdavau, 1 arba 2. Nu ką,
gerasias bakterijas. Nu, vienu žodžiu, aš geriu viską. Jaučiu, kiek čia visko yra. Dabar aš pasiskaičiavau, ką vakare geriu 17 tablečių. Ryte neskaičiau, nu panašiai, gal biški mažiau, per pietus mažiau, nes per pietus geriu omegos, Q10 geriu, nepamenu, ką aš dar per pietus geriu. Nu ir va, nuo rugsėjo vidurio, aš jau šiandien stoviu čia ir šneku, kur pirmą kartą aš 2 savaitės gulėjau lovai. Aišku, dabar antrą kartą, kai viskas įvyko, aš 2 dienas tikrai sėjausi, nebuvo to noro kažkur ten eiti, kažką daryti, nes vėl sugrįžo tos tokios baimės. Bet aš atsistojau daug greičiau. Daug greičiau, iš tikrųjų, aišku, geriu padidintom dabar kiek čia įmanoma ir dar būtent dabar po COVID-o. Iš pradžių galvoju, nu kaip taip gali tose vietose man tokios beprotų, didelės mėlynės. Ir per vidurį žiūriu rutuliukas toksai. Ir eglutė sako, taigi čia trūkusi yra mano kolegija, ne? Kas ten trūksta? Tai va, ir eglutė sako, nu tai dar ir šitą geriu. Dar ir šitai dabar, dar ir šitą geriu. Tai va, ir jaučiuosi, aišku, ne tik tas neolaifas ir žmonės, kurie šalia tokiom situacijom padeda, kada tu gali bliauti, kalbėti, nesikalbėti. Ir tikrai, kaip pasakyti, jau ir pas tų psichoterapeutų, kur mane biški, kaip pasakyti, pakrato ir biški tą galvą mano pamaišo, nu bet maistas, nu ką mes valgom, ką nieko nevalgom. Nes imunitetą reiškia, aš visiškai susidėjau. Ir dabar po COVID-o aš tą patį padariau. Ir viena patirtis dar labai tokia trumpa, nes čia pagrindinė mano. Vyras turėjo labai daug metų, nuo mūsų pažinties turėjo rūgštį. Nuo mūsų pažinties jisai vaistą kiekvieną dieną, kai tėvė mūsų gėrė. Nu ir man jau pasiūlė va būtent šitą. Ryte po čerkiuką vyras ir gerąją bakterijas. Ir aš pati dar, man kol tėvo čia papildai veikia ir aš vyrui sakau, nu, tau veikia. Ir vis, nu, tau veikia. Ir kada jisai sako, veikia, tai galvoju veikia. Ir dabar dar vakar klausiu, sakau, ar veikia. Sako, veikia. Bet tai turi būti kiekvieną rytą, ryte, vakare. Jeigu pamirštu kažką, aš ją turiu. Jeigu geriu nuoširdžiai ryte vakare, tas nėra. Rūgšties nėra. Nu, 2 pagrindiniai dalykai, tai šitas ir gerosios bakterijos yra. Aš tai turiu tokią nemažą krūvelę susikrovusią. Ačiū labai. Ačiū labai.